Tas, kuris turi daug skolų ir didelę įtaką, tarkime, ponas Malakauskas. Ar ta, kurios namui neatsakingas bankas išmetė 600 000 indėlininkų litų, o ji net nežino, kas yra valiutų valdyba. Ponia Maldeikienė 10 bankrotų surikiavo taip. Numeris 10. Vaidotas Bacevičius. Turtas praskolintas bemaž 73 procentais. Numeris 9. Artūras Melenas. Prasiskolinęs 74 procentais. Numeris 8. Andrius Šedžius. 74,8 procentai. Numeris 7. Jonas Ramonas. 79 procentai. Numeris 6. Donalda Mieželytė Svilienė. 89 procentai. Bankrotų penketuką pradeda Vitas Matusas. 92,6 procentai. Numeris 4. Vytautas Krupuvesas. 103,7 procento. Numeris 3. Arvydas Anušauskas su 150 procentų prasiskolinimu vardan Mildos Petrokaitės. Numeris 2. Vytautas Gapšys su 301,7 procento praskolintų turtu. Ir numeris 1. Agnė Bilotaitė. 589,1 procento. Nebejodama Aušros Maldeikienės ekspertinė išvada, paskutinė instancija nori pridurti. Bankų įkaitai Seime yra didelė bėda. Jie stumia į bankrotą litą, nes pataikauja komerciniams bankams. Sąžiningas bankas, tas, kuris paiso savo indėlininkų interesų, įvertinę šitų skolininkų rizikingumą, prievartautų jos taip pat kaip eilinius savo klientus, verstų atiduoti paskolą greičiau, perimtų jų turtą, tačiau kol skolininkai balsuoja pagal bankų diktatą, jiems niekas negresia.